Sibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai Martynai, antras pratęsimas, antra pergalė. Kokie komentarai po rungtynių šiandienos? Antrą kartą parodėm charakterį. Sezono metu tos prieš stiprios komandas užsibaigt rungtynės sunkiai sekėsi, labai didžiuojas komanda pasaka. Sukovojom, pirmoji pusė teisėjais daug šnekėjom, antroji pusėje žaidėm žymiai agresyviau. Išprovokavom daug pražangų ir fantastiškai žaidėm. Martynai, kas darosi komandos viduje? Tu pats paminėjai, kad viso sezono metu didžiąją sezono dalį to charakterio galbūt nebuvo tai matyti, bet dabar antros rungtynės finale iš eilės grįžta po dviženklio atsilikimo. Gal subrendam tiesiog, esam palyginus jauna komanda, gal prireikia to visą sezoną, tų skaudžių nesėkmių, kad finale laimėtume tas rungtynės. Kaip pats tiek pirmajam, tiek antrajam čia labai išsiskiria pabaigose, ypač tais atpalotais, kamuolys puolime, kaip pavyksta įsilieti toj pabaigoje, tą komandą žaidimą nulemti tos epizodus. Visada mano toks žaidimas buvo ant tos lentos puolime lipti. Jaučiuosi labai energingas, turiu jėgų, tai ir lipu, matosi, jie kažkiek pervargę esam šviežesni. Tai tiesiog savo žaidimą stengiam žaisti. Kaip apibūdintum šiandien Margirio komandą pasirodymą, taškų atkarpą išėlės ir šią? Didelį kiaušą. Patraukė, kai reikėjo mus, ten antrą kėlinę, tai išėjimai trečiam kėlinį fantastika tikrai. Agresyvino, viens prieš vieną, agresyviai su jie sumetė viską, ką reikėjo. Martynai, tu pats buvai išvažiavęs į Veneciją, kai Rytas laimėjo pirmą čempiono titulą po labai daug metų. Dabar tas kraujo kvapas nori jaučiasi. Kas darosi tavo galvoje, kai iki pergalės lieka tik vienas žingsnis? Dabar kažkiek galiu pasidžiaugti, bet grįžti namo reikia viskas, pamiršti pirmadienio laukti, bet daug metų iš eilės pralošiau Žalgiriui finaluose, nelabai šansų buvo, tai tikiuosi pirmą žiedą iškovosiu. Tikslas susidaryti Kaune, ne Vilniuje išnesinori? Ne, tai žinoma tikslas susidaryti Kaune. Prieš lemiamą kėlinę paskutinę ataka priklauso Žalgiriui, kaip atrodė gynyba tavo akimis, Ryto kaip paskutinės sekundės apsigintas prie Žalgirio išpuolio? Tai žaidė viens prieš vieną, Ulanovas pasiėmė, prasiveržė, bandė pražangą provokuoti, mesdamas ranką į priekį, nežinau. Nesusigynė. Šiandien Martynai atrodo buvo nemenkos tokios atkarpų rungtynės, tai jūs patraukote, Žalgiris patraukote, kaip galų gale nepavyko nesulūžtant tas lemiamas momentas, nes atrodo, kad jau Žalgiris buvo arti to, kad perlaužtų rungtynės kitam kėliny. Nežinau, sakau, esam labai vienas kitų pasitikim. Geriausiai sezono fazėje, geriausiai formą esam ir žinom, kad po pirmų rungtynių ypač jie kažkiek pasitikėjimą galbūt praradę ir stengiamės lipti ir užliptami. Vedas į tavo kojas, kaip tavo sveikata, kaip koja? Viskas gerai, tiesiog sumušimai. Ištada apie Mažontą norėjau paklausyti, žaidžius nepaisant skausmų, ne pats karė, bet kitų problemų, kiek ir dabar pasižiūrėti. Tai faktas, kai Margo su skausmais taip eina kovoti, visi seka iš paskos. Šiandien, sakau, tą parodė, kaip reikia žaisti ir kažkiek pradžiai miegojo visi ir po tų Margo individualių atkarpų užsikūrėm visi. Kokia Žalgirio reakcija stygitės dabar pirmąją rungtynės? Neįsivaizduoju, tikėjomės šiandien, kad bus dar kietesnė kova, tas ir buvo. Nežinau, bandys namuose laimėti, kovosim taip pat. Kokie jautės pokyčių Žalgirio žaidime lyginant su pirmuoju maču Marium, kad Peidė Mėnekai išėmė iš rotacijos, apskritai legendariai nedaug žaidė pas juos. Apie taktinius pokyčius gali kažką papasakoti? Taktinių kažko nebuvo, antroji pusė iš paustą visą laiką žaidė, bandė paustą. Šiaip tai taktinės pusės čia viskas kaip ir aišku, abiejose komandose, čia labiau jau kas labiau norės laimėti, kas kovos dėl kamuolių, kas aukos savo kūną, tas jau laimė. Koks jūs mažaisi tokios svarbos rungtynėse tokiam Lisbetoje Šarelai? Smagu, turbūt per kiek metų buvau daugiausiai Rytfanių susirinko, tai didžiulis ačiū jiems ir kviečiu atvažiuoti Kauną mus palaikyti. Dar antros rungtynės Markusui neišėjo, kaip galbūt reikia atgaivinti ten kitom likusiom serijos rungtynėm? Markusas puikiai žino, kad didelis dėmesys ant jo yra sukauptas, kažkiek tada kitiem lengviau yra, nes, sakau, susifokusuoja gynybą, bet tvarkosi. Pirmose rungtynėse kažkiek sunkiau buvo, bet puikiai supranta, protingas vyras yra, kad didžiausias fokusas ant jo yra ir
Nežinau. Šiandien atrodo dar Lukas Lekavičius nors savo taškus pelnė, bet jis buvo vis tiek išnaudojamas jūsų irgi tam tikrais momentais puolime, ar ne? Tai kaip galbūt pavyko tą Lekavičiaus pliusą paversti minusą, kur nors, nėra jis tik tas taškų darytojas ir dabar jis yra išnaudojamas tik gynybai? Bandėm gal pick and roll'ose daugiau atakot, kad išsikeistų ten Dovis kažką kitą dengtų prieš Lekavičių Aizą, bandėm kažkiek žaisti, paustą įvesti, kartais gavos, kartais nesigavo, video pažiūrės treneriai ir žiūrėsim, kaip toliau jie. Martynai, kiekviena komanda istorija yra išlipusi iš 0-2 tas Žalgiris 96 metais prieš Atletą. Ko jums reikia iš psichologinės pusės neužsiliuoti, kad jau serija yra baigtas? Dabar svarbiausia pailsėti, o tada tai, manau, puikiai suprantam, kad jie nepasiduos, bet turim pasitikėjimą, reikia tikrai negalvot, kad esam prastesni, pasitikėti savim ir svarbiausia tą kontaktą pirmiem duoti ir stengtis fiziškiau už jais būti. Tai ir vienas irgi istorinis faktas, Rytas dabar pirmą kartą nuo 8-9 prieš Žalgirį finale 2-0 pirmauja. Ką šitas dalykas pasako apie jūsų komandą šiandien bendrai? Nežinau, tie faktai, tai faktais svarbiausia laimėti. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.